kuris šį sezoną rungtyniauja tikrai labai gerai pastarasis. O čia matome, jog Kauno rajono Hegelmann ekipa net ir atlikinėdama. Čia labai pavojingas smūgis į vartus ir tiesiai į Igną Plūką. Skrieja kamuolys, bet labai gerai žaidžia Kauno rajono Hegelmann ekipa. Štai čia Leo Ribeiro sužaidžia su Artiomu Šedru. Šedro cutbackas ir smūgiavo į vartus. Aikštelė. Leo Ribeiro perdavimas. Ir Ignas Plūkas kumščiuoja kamuolį. Baltrūnas. Pasitinka Baltrūno Donatas Kazlauskas. Dar kartelį Losonas. Yra galimybė smūgiuoti. Puikus smūgis. Ir sekundžiai pasirodė, jog dar labiau kairėje atakos krašto Uzačiukvu. Haidara. Kotas Sakurai. Jo perdavimas į varžovų baudos aikštelę. Smūgis ir 1-0. Kokį gražų įvartį dabar pelno Franklinas Stangiry. Kairė koja iš oro. Kaip gerai pataiko į kamuolį atakuojantį Sūduvos žaidėjas. Puikus čia žinoma buvo ir Kotas Sakurai perdavimas. Vartojimo dar kartelį. Viskas štai čia. Kotas Sakurai perdavimas ir Franklinas Stangiry įkerta tarp Klaudijaus Upsto ir Vyliaus Armalo. Sunku dabar ir pasakyti, kasgi buvo atsakingas už šį žaidėją, bet esmė, kad ir vėl Kauno rajono Hegelmann ekipa, kaip ir jai būdinga šiame sezone, praleidžia įvartį. Na tikrai gana retas atvejis, kai komanda, kuri yra pozicija. O čia skamba Manfredo Lukenčiuko švilpukas ir jis būtent suteikia. Grūmėsi prieš keletą Hegelmann žaidėjų, ten nepastinka tiek Upstas, tiek Mulderis. Ir Mulderis tvirtai stato kūną, Sanoko išlaiko kamuolį žaidime ir 11 metrų baudinys. Štai taip, Sidis Sanoko savo atsidavimo, kovingumo. Baudinį dar kartelį, štai šio epizodo pakartojimą. Štai čia atrodė, jog Mulderis jau kontroliuoja situaciją, bet sugebėjo išlaikyti kamuolį žaidime, o po to Mulderis jau taisydamas. Ir taip, šioje situacijoje buvo teisus Hendrijus Uzačiukų, perduoda kamuolį smūgiu. Ilga pauzė, pasižiūrėsime, ar tai nesutrukdys Losonui. Losono smūgis dešinė koja ir rezultatas tampa 2-0 Marijampolės Sūduvos naudai. Mes dar kartelį matome 11 metrų baudinį. Sūduvos ekipoje taip pat atliekamas keitimas. Baigė savo pasirodymą Tanavičius, Diukas. Yra ten ir Leo Ribeiro, būtent dabar Brazilas ir gauna kamuolį, bėga jam per nugarą Diukas. Diuko perdavimas kairė koja, pavojinga situacija, Beneta nepataiko į kamuolį, dar vienas smūgis. Susikūrė galiausiai galimybę smūgiuoti Abdelas Kaderas. Azuazi. Kaušinis. Abdelis Kaderas. Azuazi, klaidinami judesiai, visgi apsigina Sūduva. Prie atšokusio kamuolio ir vėl pirmieji Hegelmann futbolininkai. Kojičiaus smūgis iš labai toli. Ignas Plūgas priverstas reaguoti. Tikrai labai galingas smūgis, kuris po to mušti kamuolį aukščiau savo vartų skersinio. Ir matysime kampinį, bet prieš tai ant dirbtinės dangos nepakelia kamuolio. Ir kamuolys skrenda tiesiai sūduviečiams į kojas. Losonas. Stankevičius, jo smūgis dešinė koja, Šarkauskas reaguoja. Ir galiausiai Diukas siunčia kamuolį už. Smūgis už baudos aikštelės ir skersinis. Po Kojičiaus smūgio kairė koja kamuolys pataiko į skersinį šioje situacijoje. Losonas. Nepavyksta Losonui tikslus perdavimas, bet tai yra visiškai nesvarbu, nes būtent dabar Manfredas Lukenčiukas skelbia rungtynių pabaigą Raudondvario stadione. Marijampolės Sūduva